Nu ką, sveiki visi, esu Saulius, kuriu verslus viešai ir dokumentuoju viską, kaip tai darom. Šiandien judame su Hebra aplink Mykono salą ir kartu paklausinėsime, kaip jie pradėjo savo verslo kelionę. Va, lekime. Ką mes judame pavalgyti gyrų ir čia su mano geru draugu Kasparu. Jis irgi daro verslus. Ką tu darai, papasakok žmonėm. Per sunkus rytas šiandien. Ką darai? Lydženas, kriptovaliutos, visa kita. Nuo ko pradėjai, jaučiu visai įdomu. Ir nuo kelių pradėjai. Nuo ko pradėjau, tai 10 klasėje grinai tiesiog reselinau Hypevera, nu tipo Hype rūbus, dizainerius ir panašiai. Ir nuo to pirmi pinigai biškį atėjo ir tada užgaudėm kvapą biškį stipresnį, atsirado ir alkis didesnis ir jau norėjosi kažkaip rimčiau žiūrėti šitus dalykus. Ir nu jo, taip ir viskas prasidėjo. O kaip ant Lydženo užpupau, tai visiškai netyčia, tiesą sakant, tiesiog važiavau, man rodo, su taksu ir tiesiog kilo idėja, okei, reikia šitą pabandyti. Ir tiesiog the rest is history. Ant kiek tavo gyvenimas pasikeitė tada, kai pradėjai daryti verslą? 180 visiškai. Realiai net neužtruko taip ilgai, kad pamatytų tuos pirmus rezultatus. Bet nežinau, yra tikrai didelių skirtumų, labai didelių skirtumų. Bet nežinau, man rodos, verslas yra labai mental dalykas, kur tu tiesiog darydamas tai išmoksti daugiau apie save. Tai manau, čia yra kažkiek svarbiau negu tiesiog patys pinigai. Visi šneka apie pinigus, bet iš tikrųjų pati kelionė yra biškai svarbiau. Exactly. That's where you get most of the dopamine. Ir ką labiausiai prisiminė, ups and downs. Tai va. Kaip čia gražu. Juokaujat, koks čia vaizdelis, wow. Pakryšeitina biškį vaizdelį. But I kept it because every summer pants like that we have many. Πάει μέχρι 3 extra λένε πάνω από τις δεν του κάνει καθόλου. Φαντάσου. Aš gal šiek tiek trumpai atsakysiu visam jaunimui, kurie nori kažką pradėti. Mes irgi dar esame labai jauni ir mes kiekvieną dieną mokomės, feilinam. Ir kai šiaip žmonės mūsų paklausia, ko mes užsiemam, tai aš dažnai atsakau ir Ainis tą patį sako, kad mes realiai feilinam dabar. Ko tu užsiemi, mes tiesiog feilinam. Ką mes norim pasakyti, kad be feilų tu niekada ir nerasi to teisingo kelio ir nerasi tų atsakymų gyvenime. Tad žmonės, feilinimas yra part of the process, nebijokite to daryti. Visada feilinkite, nes that's the only way to learn. Jo, to aš jums palinkėsiu. Tiesiog atsikelkite, reikia pradėti daryti. Nereikia jokių verslo planų, jokių ten kitų nesąmonių, kapitalo. Tiesiog stojas, darai, feilini, mokinies ir tada galiausiai pasieksi aukštumų. Va žmonės, džiugu, labai džiugu. Žiūrėk, tokie vaizdai. O trumpai apie mane. Tai aš visą savo verslo kelionę pradėjau prieš 5-6 metus. Prieš 6 metus pradėjau jau bandyti užsidirbti, nes buvau, žaidžiau profesionaliai tinklinį ir vis norėjau rasti kažkokį būdą, kaip užsidirbti pinigų, nes iš to tikrai gyventi negalėčiau ir iš tėvų pinigų prašyti ir niekada nenorėjau. Tai va, tai pradėjau perpardinėti visokias nesąmonės, Skelbiu LT. Paskui gavę šitai pinigų pradėjau perpardinėti mašinas. Perikupinau visais būdais bandžiau užsidirbti pinigus, paskui visus juos praradau dėl durnų klaidų. Nu ir tada vis klyzdamas, mokindamasis iš savo klaidų, vis labiau pradėjau kabintis už viso tavo verslą. Ir tada atradau tokį dalyką kaip e-komercija. Ir beveik lygiai prieš 2 metus sukūriau vieną versliuką, kuris man labai gerai paėjo. E-komercijos. Ir prieš
prieš metus aš jį pardaviau. Tai verslas gyvavo metus, dar vis gyvoja, bet aš jį turėjau metus ir tada radęs pirkėjas, aš juos pardaviau. Tai va, pasidarė šiek tiek kapitalo, grįžau atgal į Lietuvą iš Amerikos, nes Amerikoje dar 3 metus gyvenau. Mečiau universitetą ir tada 100% dedikavau save į verslą. Ir gyvenu dabar be plano B, kaip matot, visai successful. Labai džiaugiamės, toliau judam, dirbam, mokinamės, feilinam ir nenustojam siekti mūsų tikslų. Žinokit, šito vaizdu jaučiu ir pabaigsim. Labai nežinau, apie ką buvo šitas visas video. Jis gal kažkokią prasmę turėjo, nesu įsitikinęs. Reikės žiūrėti, kaip bus sumontuotas. Bet jo, moral viso šito video, šitų klausimų, šitų atsakymų yra apie tai, kad tiesiog eikite, darykite, nebijokit feilinti. Svarbiausia prisiminkit, nebijokit feilinti. Nes be feilų mes niekada neišmoksim. Part of the process. Tai va žmonės, sėkmytės. Tai va žmonės, sėkmytės. Varykit siekti savo tikslų. Prenumeruokit, patikrinkite StarPro.lt. Jeigu turite klausimų, rašykite mums. Tada atsakome ir susitiksime kitame video. Čiau, čiau.